Greta Karpinaitė, 4 klasė. Miškas. Tylu miške. Žvėrys ir paukščiai dar nepabudo. Girdisi tik upelio šniokštimas. Gegutė jau kukuoja, kad jos gausi šeima pabudo. Atsikėlė ir miško daktaras Genys. Aplink olą lekioja lapė su vaikučiais. Ramiai striksi pabudusios stirnos. Takeliu tipeno ežiukas su ežiene. Jie keliauja į ežių turgų. Ten nusipirks obuolių, kriaušių ir saldainių vaikams. Pabudo jau ir darbštuolės skruzdėlės. Jo šiandien neša pelius su savo didžiulį skruzdėlyną. Tačiau tik dabar pabudo tinginys vilkas. Jis pilkas ir baisus, visi miško gyventojai jo bijo. Vilkas ruošiasi medžioklėn, beidamasi sutiko 2 ežiukus, kurie keliavo į turgų. Vilkas jau ir klausė: tai kur judu taip skubate, jei ne paslaptis? Į turgų, atsako šie. Einu ir aš kartu, man reikia ir naujų šlepečių, ir kojinių, o ir pižama jau susidėvėjusi. Visi priėjo turgų, nusipirko ir obuolių, ir kriaušių, ir net saldainių vaikams. Vilkas priėjo prie kojinių ir jau norėjo kažką sakyti, bet priėjo miško policija ir tarė: Vilke, į ežių turgų jums negalima, eikite į vilkų. Bet aš atėjau kojinių nusipirkti, atsako vilkas, tačiau niekas vilko neklausė. Išmetė jį iš turgaus aikštės, liko pilkis be kojinių, be šlepečių ir be pižamos. Kadangi jau buvo vakaras, liko jis ir be vakarienės. Miškas vėl nutilo, nurimo ir laukė išauštančio ryto.